vyrukai iš Lietuvos, bet labai norintis ir labai sunkiai dirbantis. 32 Lietuva, 33 Prancūzija, bet mūsų kamuolys. Kalnietis pro Roberto Javtoko užtvarą, įkerta į baudos aikštelę Robertas Javtokas, tačiau pro rankų mišką įmesti kamuolį nepavyko. Mantas Kalnietis suspėja išmesti kamuolį. Martynas Pocius, tarsi kas nors būtų įdūręs į minkštą vietą Martynui Pociui. Pirmoje rungtynių pusėje niekas jam nesisekė, prarado 3 kamuolius ir atsisėdo ant suolo, nepelnęs taškų. 1-2 taškį tada pataikė, o dabar 2 tritaškiai metimai vien tik tai per šį kėlinį ir Lietuvos komanda priekyje 2 taškais, kadangi Ali Traorė meta pro šalį. Mantas Kalnietis žvilgsniu pasižiūrėjo, vertino situaciją, nebuvo kam įmesti. Jonas Mačiulis, jo metimas iš vidutinio nuotolio pašokdynės varžovo pataiko Jonas Mačiulis, 37-33 ir iš karto nieko nelaukdamas Vincanas Kolė prašo minutės pertraukėlės. Čia taškai po varžovų klaidų. Lietuvos rinktinė pagal šį rodiklį pirmauja, bet kol kas kur kas svarbesnis statistinis elementas yra tas, kad Lietuvos rinktinė per nepilnas 4 minutės šiame ketvirtyje įmetė tiek taškų, kiek įmetė per visą antrą kėlinį, tai yra 13. Ir dar svarbiau, jog varžovai yra pelnę 3 taškus šiame kėlinyje ir tas trečio kėlinio rezultatas 13-3 leidžia Lietuvos komandai išsiveržti į priekį nuo -6 prie +4. Dabar nukeliavom. Tačiau tai, žinoma, yra tik tai trečio kėlinio, net ne vidurys ir kova tęsiasi toliau. Lietuvos komandos penketas aikštelė tas pats. Batumas, Traorė ir taiklus jo metimas. Meta vienodai gerai abiem rankomis Ali Traorė ir tai, žinoma, yra viena iš stipresnių pusių, ypatingai kalbant apie vidurio puolėją. Pražanga Janikui Bakolo. Kailis Žalabalis toks apsimegojęs dabar pasirodo aikštelį. Atrodo, kad šiandien Kailis Žalabalis šiek tiek pamiršęs yra Vincanas Kolė, nors jis vienas iš svarbesnių krepšininkų buvo šiame pasaulio čempionate kol kas Prancūzijos rinktinėje, antras pagal rezultatyvumą po Nikolaso Batumo. Jonas Mačiulis būtent prieš Batumą. 2 taškai ir pražanga. Toks yra šios atakos rezultatas. Martynas Pocius įsiveržė į baudos aikštelę. Kažkokiu tai būdu štai čia prakiška kamuolį Robertui Javtokui ir vėluodamas Lietuvos rinktinės kapitonas Nando De Colo. 2 taškai ir pražanga. 39-35 ir dar vienas baudos metimas. Jo Robertui Javtokui pataikyti nepavyksta. Penkios minutės ir 45 sekundės iki trečio ketvirčio pabaigos. Žalabalis. Traorė. Linas Kleiza neleidžia gauti kamuolio Borisui Diavui. Palieka prancūzams 8 sekundės. Traorė meta, nieko nelaukdamas ir nepataiko. Martynas Pocius ramiai nusiima kamuolį po Lietuvos rinktinės krepšių. Mantas Kalnietis vis bando greitinti žaidimą Lietuvos komandos puolime. Jo metimas iš 3 taškų zonos. Gaila. Oi, kaip būtų gerai šitą tritaškį pataikyti. Dabar jau varžovų kontrataka. Ir matydamas visus jų šansus viską padaryti greitai ir tiksliai, Martynas Pocius prasižengė, stabdydamas Nando De Colo. Tai yra trečioji Martyno Pociaus ir trečioji Lietuvos komandinė pražanga šiame ketvirtyje. Prancūzai, tarp kito, turi 4 komandinės pražangas. Nando De Colo. Ali Traorė žaidžia prieš Robertą Javtoką ir rungtynių arbitrai Robertui Javtokui skiria pražangą. 2 baudos metimai. Ali Traorė kitą sezoną iš Villeurbanne Asvel komandos, iš pačio turtingiausio Prancūzijos klubo.
kuriame rungtyniavo ir Mindaugas Lukauskis praėjusią sezoną, keliasi į Italiją, į Romos ekipą. O dabar šitas vyrukas prameta abu baudos metimus. Linas Kleiza, 2 taškai ir pražanga. Tai taip, prieš prancūzus reikia žaisti lygiai taip pat kietai, kaip jie žaidžia prieš mus kietai. Prancūzijos rinktinė vis bando mušti tempą, vis bando klampinti Lietuvos komandai tą tokį ilgą, lėtą pozicinį žaidimą. Bet Lietuvos rinktinė, ypatingai po didžiosios pertraukos, vis kartas nuo karto pavyksta iš tų gniaužtų išsipančioti. Linas Kleiza, 0 taškų per pirmosius 2 kėlinius, 7 per 5 šio kėlinio minutės ir dar vienas baudos metimas dabar. Taiklus Lino Kleizos baudos metimas didina Lietuvos rinktinės persvarą iki 7, 42-35. Įpusėjus trečiojo kėlinio laikui. Nando De Colo. Batumas. Želabaliui atmeta prie tritaškio linijos kamuolį. Želabalis meta netaikliai, Linas Kleiza pabėga iš viršaus. Taip, prašom, 44. 35 ir varžovai prašo dar vienos minutės pertraukės. Dėl to, kad jų žaidimas subirėjo visai. Linas Kleiza, jį sveikina komandos draugai už tos paskutiniosius epizodus. Paskutinis buvo dėjimas iš viršaus. Čia mes matome 2 taškus su pražanga. Ir Linas Kleiza šoka savo pergalingą šokį. Jo sąskaitoje jau 10 taškų. Ir Lietuvos rinktinė įgyja 9 taškų persvarą. O viskas prasidėjo pralaimėtų pirmojo kėlinių 11-24. Na, tiesiog neįtikėtinus atsigavimus demonstruoja šitame pasaulio čempionate Lietuvos rinktinė. Na, šis sudėtinga, žinoma, prisiminti, jeigu apskritai, kuri komanda buvo tokia, kuri sugebėtų laimėti prieš Ispanijos rinktinę, pralaiminėdama jiems 18 taškų skirtumų. 17 taškų skirtumų lietuviai sunaikino rungtynėse su Kanados komanda. Pažeista vidurio linija taisyklė, taip nusprendžia rungtynių arbitrai. Ir Nando De Colo pasinaudoja tokia išretėjusi Lietuvos komandos gynyba, pelnydamas 2 taškus. Prancūzijos rinktinės treneris jau paprašė 2 minutės pertraukėlių šioje antroje rungtynių pusėje. Kęstutis Kemzūra. Kol kas nė vienos. Jonui Mačiuliui kamuolys. Lietuvos komanda tęsia ataką, 8 sekundės jai. Ir būtų žinoma, būtų labai gerai, nors vieneriose rungtynėse nebepaleisti varžovų į priekį ir tokiu spurtu nevytis juos, o didinti savo persvarą. Tadas Klimavičius išnaudoja situaciją, kada prieš Liną Kleizą 2 varžovai ir pataiso. Lietuvos rinktinės lyderio metimo 46-37, vėl tie patys 9 taškai. Borisas Diao. Batumas iš aikštės krašto, netaiklus metimas, prancūzai pradeda nepataikyti iš toli. Mantas Kalnietis. Vakar išmaudęs Ricky Rubio. Ir ko gero šituo savo išmaudimu palikęs tokį firminį ženklą tose. Ko gero galėtumėm sakyti istorinėse rungtynėse prieš Ispanijos komandą, nors tai buvo ne finalas, kaip sakė Kęstutis Kemzūra. Kaip būtų gerai, kad tai būtų finalas, tai buvo tik tai grupės varžybos, tai buvo tarsi tik tai eilinė pergalė, tačiau pirmąjį daug privilegijų sukuria keliaujant toliau atkrintamose varžybose šitą pasaulio krepšinio čempionate. Priminsiu dar kartą, jog lietuviai jau niekaip negali nukristi žemiau antrosios vietos, net jeigu pralaimėtų ir prancūzams, ir Libanui. Ir antra, tai yra psichologinė labai reikalinga pergalė, tiek kalbant apie šios jaunos rinktinės pasitikėjimą savo jėgomis, žinoma, neskraidimo taip pat debesiais, tiek kalbant apie tas ilgas serijas ir ilgą tą mačų seriją su Ispanijos komanda, kurios niekaip nepavykdavo laimėti ir nepavykdavo nutraukti pralaimėjimų serijos žaidžiant su ispanais. Bet kuriuo atveju tai jau praeitis, o dabar Mantas Kalnietis padidina Lietuvos komandos persvarą iki 11 taškų. Jonas Mačiulis perima kamuolį ir pražanga. Galėjo ir neprasižengti. Taip gražiai čia užbaigia greitą kontrataką. Varžovai jau yra prasižengę daugiau negu 4 kartus ir ši pražanga prieš Joną Mačiulį reiškia 2 baudos metimus.
Jonas Mačiulis pelnė 15 taškų, tačiau skirtingai nei pirmoje rungtynių pusėje jau turi talkininkų. 10 įmetė Linas Kleiza, 7 Manto Kalniečio sąskaitoje, 8 pelnė Martynas Pocius. Jonas Mačiulis pataiko baudos metimą. Ir tai yra rezultatyviausias Jono rungtynės kol kas šiame pasaulio krepšinio čempionate. Galbūt dėl to šiandien Simas Jasaitis nežaidė nė minutės taip pat ir Martynas Andriuškevičius. Paliktas Borisas Dijavas laisvas po krepšiu. Tomas Delninkaitis dabar leidžia atsipūsti Mantui Kalniečiui. Iki Kleizos kamuolys nenukeliauja, reikia žinoma būti atidiems. Želabalis į baudos aikštelę, taiklus Želabalio metimas. Ir dabar, ko gero, jau Lietuvos komandos laikas paprašyti minutės pertraukėlės. Ta ir padaro Kęstutis Kemzūra. Rungtynės tęsiasi toliau. 2 minutės ir 37 sekundės lieka iki jų trečiojo kėlinio pabaigos. Lietuvos rinktinė priekyje 9 taškais. Ir dabar prancūzams pavyko pelnyti 4 taškus be atsako ir sumažinti skirtumą iki tų 9 taškų. Bet galima prisiminti, jog buvo ne +9, o -15 šios dienos rungtynėse. Lietuvos komanda praranda dar vieną kamuolį. Vyksta. Jonas Mačiulis, ko gero, pats ant savęs. Prancūzijos rinktinė po tos minutės pertraukėlės, kurios prieš tai paprašė jų komanda, bando atsitiesti, bando užsikabinti šios dienos rungtynėse ir nepaleisti. Lietuvos rinktinės pernelyg toli į priekį. Alenas Kofi prieš Renaldą Seibutį. Nelengva Renaldui Seibučiui ir pagalba atskubėjo pačiu laiku. Blokas leidžia apsiginti Lietuvos rinktiniai. Renaldas Seibutis su Tomu Delninkaičiu. Neskubėdami pradeda šią ataką. Linas Kleiza visą tą laiką, kol jie neskubėdami taip palei tritaškio liniją perdavinėjo kamuolį vienas kitam. Bandė atsidengti ir bandė užsimti tokią poziciją, kad gautų kamuolį. Varžovai stumdė ir prisistumdė. Pražanga, 2 baudos metimai. Reikia bausti prancūzus už tai, kad jie yra prisirinkę pražangų. Ir žaisti štai taip, būtent agresyviai, verčiant juos prasižengti. Linas Kleiza, 11 taškų, įskaitant šį baudos metimą, ir visi jie per šį vienintelį trečiąjį rungtynių kėlinį. Ir antrasis baudos metimas taip pat taiklus, 52-41. Linas Kleiza atsisėda pailsėti, vietojo aikštelėje Paulius Jankūnas. Nando Dikolo pranėrė pro kelis iš karto Lietuvos rinktinės krepšininkus, nepataiko Mikaelis Želabalis, tačiau varžovai atkovoja kamuolį. 22-21 pagal kovą dėl atšokų kamuolių. Priekyje tarp kitko Lietuvos rinktinė. Liečia kamuolį Jonas Mačiulis. Jeigu būtų tiesiog žaidybiškai taip sureagavo, neįmanoma atitraukti rankos, kai kamuolys skrieja į tave. Bet jeigu būtų sugebėjęs tą instinktą krepšininko išjungti, Jonas